Ką, derlius nurinktas. Važiuojam dabar į gamyklą. Gaminsim arbatėlę. Kol meistras Tadas ruošiasi savo pamainai, norėčiau papasakoti jums apie man labai patikusią arbatos fermą Šri Lankoje. Į kalnus atvarėm 2 naktim ir apsistojome tokiame labai, skaičiau, cozy namelyje, o jau patį pirmąjį rytą keliavome prie Camellia sinensis krūmų ir mokinomės rinkti arbatos lapus. Su instruktorių pagalba dienos kvota buvo padaryta labai greitai, tad beliko lapelius nešti į džiovyklėlę ir palikti ten 24 valandom. Prieš tai, žinoma, derlius buvo pasvertas, užfiksuotas žurnaluose ir padžiautas specialiuose lentynose. Likusią dienos dalį praleidome eksplorindami apylinkės, ėjome į haiką, žiauriai gražu aplinkui, kalnai matosi, krioklys, sena arbatos gamykla, čia išsimaudžiau žodžių kalnų upėj. Pala, šitą pažiūrim dar kartą. Oi, dėdė šoka, oi, gražiai, kėdutės pozicija, žiūrėkit, pūkšt smagiai, ai. Dar spėjom ir ekskursijos dalyvauti, papasakojo mums, kaip arbata yra gaminama, parodė, kokius įrengimus naudoja, tai šiaip visai buvo įdomu susipažinti su šitais procesais ir galiausiai baigėm su arbatos tastingu. Na, o kitą dieną grįžome į cechą pabaigti savo arbatos produkcijos, apdirbome lapus vadinamuoju illegal tea būdu, tai taip gamindavo arbatą plantacijų darbininkai, prisivogė lapų iš plantacijų ir parsinešė namo, tai ir mes taip pat su žmonelė prisikūlėm arbatėlę, suviniojom į drėgną mirliuką ir palikom oksiduotis. Kas ten gavosi, taip ir nesužinosim, nes kurjeris supjovė grybą ir arbata mūsų nepasiekė, bet ir šitas grybas nesugadino apsilankimo, tikrai jei būsite Šri Lankoje, užsukit, verta dėmesio, man labai patiko, o po tokio reelso metas arbatos pertraukėlei.